Šiandienos skaitinyje iš Apreiškimo knygos skaitome apie šventasis Joną regėjusi naują dangų ir naują žemę. Taip pat išvydusi ir šventąjį miestą, naująją Jeruzalę. Šis miestas yra tarsi dangaus paveikslas. Tai yra vieta, kur būsime kartu su Dievu išskirtinėji artumoje, tarsi panardinti į Dievą. Ir toje vietoje nebebus ašarų, nebebus liūdesio, nebebus sunkumų, nebebus gedulio, nes ten nebėra mirties, nes mirtis nugalėta ant kryžiaus. Ir mes girdime labai jaudinančius prisikėlusio ir šlovingo Jėzaus žodžius: štai aš visą darau naują. Žinoma, šis vaizdinys ir šie žodžiai pirmiausia taikomi dangaus ir visų išgelbėtųjų tikrovei. Brangieji, ateis laikas, kai pagaliau pasibaigs visos kančios, visi skausmai, kai mirtis bus galutinai nugalėta. Tuomet kartu su Jėzumi gyvensime su Dievu Tėvu dangaus karalystėje. Tačiau tai, apie ką mums pasakoja apreiškimas, bus įgyvendinta ne tik pasaulio pabaigoje, bet ir dabar. Dievo karalystė nusileido į žemę kartu su Jėzaus gimimu. Ir nuo to laiko ji yra įgyvendinama tarp mūsų. Jėzus mums sakė: štai Dievo karalystė yra jumyse, ji yra tarp jūsų. Prisiminkime tas akimirkas iš Jėzaus gyvenimo, kai viešpats Jėzus grąžina sveikatą sergantiems ir neįgaliems žmonėms, kai paralyžiuotasis išgirdęs Jėzaus žodžius pasiima neštuvus, atsistoja ir ima vaikščioti, kai aklasis atgauna regėjimą arba raupsuotasis, kuris išgyja, nors ir jo kūnas buvo stipriai pažeistas ligos. Prisimindami šiuos išgydymus, galime sakyti, kad taip įgyvendinami Jėzaus žodžiai: štai aš visą darau naują. Tačiau, kai apsėstieji išvaduojami iš demonų ir atgauna laisvę, ar šie žodžiai: štai aš visą darau naują, neišsipildo? Arba kai žvelgiame į muitininką Matą, kuris viską palieka ir seka paskui Jėzų, arba Zachiejų, kuris pusę savo turto atiduoda vargšams, ir jeigu yra ką nors apgavęs, pažada jiems atsilyginti keturgubai. Argi šiose situacijose neišsipildo žodžiai: štai aš visą darau naują? Dar daugiau, tai vyko ne tik Jėzaus laikais, tai vyksta ir dabar. Brangieji, eidami išpažinties dažnai išsakome labai sunkiai savo gyvenimo istorijas, taip pat savo vargus, silpnybės, blogį, kurį darome,
kartais tikrai rimtas situacijas arba ateiname su blogio patirtimi atsineštą iš kitų. Ir išpažinties metu išgirstame, aš tave išrišiu iš tavo nuodėmių, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, viešpats atleido tau nuodėmes, eik ramybėje. Argi ir tada viešpats Jėzus žodžiai nėra įgyvendinami, štai aš visą darau naują? Dažnai žmonės patyrę radikalų atsivertimą labai gerai prisimena savo atsivertimo dieną ir aplinkybės. Tačiau gražiausia šiuose liudijimuose yra gili Kristaus buvimo patirtis įrašyta jų širdyse. Gyvosios meilės patirtis, kurios jie niekada nepamirš. Tokie atsivertimai stulbinami pakeičia žmonių gyvenimus. Dažnai tokį atsivertimą patyrę žmonės sako, nuo to laiko mano gyvenimas pasikeitė. Argi čia neteisingi ir Jėzaus žodžiai, štai aš visą darau naują? Ir šiandien šlovingasis prisikėlęs viešpats Jėzus stovi prieš mus ir sako, kad jis gali perkeisti mūsų gyvenimus, jei pakviesime jį į savo gyvenimą, jei leisime jam įžengti į savo gyvenimą, jei su pasitikėjimu atversime jam savo širdis, jis padarys mumise visą naują. Jis suteiks mums naują gyvenimą šventojoje dvasioje. Tuomet atsitinka kažkas nepaprasto. Šventosios dvasios šviesoje pripildyti šio naujojo prisikėlusio Kristaus gyvenimo, mes pradedame kitaip žvelgti į save, į gyvenimą ir į kitus žmones. Šiandien šis Dievo žodis, kurį girdėjome, kviečia mus visus suvokti, kad jei Kristus sako, aš visą darau naują, vadinasi, jis tai daro šiandien. Be to, kiekviena nauja diena mums duoda pažadą, kad Jėzus nori viskas padaryti naują. Tai yra kvietimas mums per daug nesigręžioti atgal, tam, kad nuolat nesiilgėtume su liūdėsiu to, kas praėjo, kad per daug nedraskytume savo žaizdų, kad nemanytume, jog man jau niekada nieko gero nenutiks, arba mano gyvenimas buvo iššvaistytas veltui. Nežiūrėkime taip į savo gyvenimą, nes Jėzus šiandien ateina pas mus ir viską padaro naują. Jis tikrai gali tai padaryti, jei jam leisite. Tai taip pat yra kvietimas mums, kad šiuo gyvenimu, šią naują meilę, kuri ateina pas mus su šventąja dvasia, dalintumės su kitais žmonėmis, kad galėtume mylėti kitus, savo brolius ir seseris, šią naująją agapės meilę, dieviškąją meilę. Šiandien Jėzus mums sako, štai aš visą darau naują. Tegul džiaugiasi mūsų širdis, tegul mūsų širdis pripildo viltis, kad viešpats Dievas ateina pas mus
ir bet kurią akimirką gali viską perkeisti.